Pasiaiškinsime, kaip yra randama didžiausia ir mažiausia funkcijos reikšmė uždarame intervale arba atkarpoje. Pradžiai paminėsiu, ką reikėtų pasikartoti, norint sėkmingai spręsti šios uždavinius. Tai reikia mokėti skaičiuoti išvestines, toliau lygtis spręsti. Kokias lygtis? Tiesinė, kvadratinė, bikvadratinė, racionalią trupmeninę, rodiklinės lygtis, trigonometrinės lygtis. Išsprendus lygtis reikia mokėti atrinkti, kur yra štai parašyta 3 punkte, sprendinius. Ne tik trigonometrinių lygčių, bet ir paprastų. Su paprastų lygčių sprendinių atrinkimu yra paprasčiau, o trigonometrinių lygčių sprendinių atrinkimą reikėtų pasižiūrėti atskirai. Na ir ką dar reikėtų žinoti iš ankstesnių temų, tai funkcijos reikšmės radimą nurodytame taške. Taigi, pradėsim aiškintis, kaip spręsti uždavinį ar rasti didžiausią ir mažiausią funkcijos reikšmę intervale AB arba, ją galim pavadinti, atkarpoje AB. Visas uždavinio sprendimas yra sudėliotas į atskirus veiksmus ir siūlyčiau tuos veiksmus, sprendžiant uždavinį, numeruoti, kad būtų aiškiau pačiam, ką po ko daryti. Taigi, pirmas veiksmas reikėtų rasti funkcijos apibrėžimo sritį ir įsitikinti, kad duotas intervalas priklauso apibrėžimo sričiai. Paprastai intervalai yra duodami priklausantis apibrėžimo sričiai, bet ką gali žinoti, gali būti ir kitaip. Antruoju veiksmu randame duotos funkcijos išvestinę. Sekantis veiksmas būtų kritinių taškų radimas. Tai yra, sprendžiame lygtį kokią? F išvestinė nuo x lygu 0. Ir randame visus kritinius taškus. Juos apskaičiavus mes turėsime atrinkti kritinius taškus, kurie priklauso nurodytam intervalui. Jeigu lygtis bus paprastos algebrinės, tai tiesiog pažiūrim, kurie skaičiai priklauso ir aišku galima tai parašyti, o jeigu trigonometrinės lygtis, tai sprendinių atrinkimo yra speciali metodika, kaip tą reikalą padaryti, kaip atrinkti sprendinius. Ir po to, kai atrinksime visus kritinius taškus priklausančius nurodytam intervalui, tada turėsime paskaičiuoti, ką? Paskaičiuoti funkcijos reikšmę vienam intervalo gale, antram intervalo gale, ir kritiniuose taškuose, kurie priklauso nurodytam intervalui. Taigi, iš gautų funkcijos reikšmių išrenkame didžiausią skaitinę reikšmę ir jeigu reikia mažiausią skaitinę reikšmę. Ir tokiu būdu gausime funkcijos minimumą arba maksimumą, tai yra didžiausia arba mažiausia reikšmės atkarpoje AB. Atsakymo užrašymas paprastai yra standartinis, tai yra štai toks. Maksimumas būtinai rašoma yra pagal kurį intervalą. Parašome, kad tai yra funkcijos reikšmė. Aš uždėjau taškiuką, reiškia konkrečiam taške ir tą reikšmę užrašome į atsakymą. Lygiai taip pat, kai rašom atsakymą minimumą, būtinai nurodome intervalą, kuriame skaičiavome. Funkcijos reikšmė, 2 taškiukai padėti, reiškia tame taške, kuriame yra mažiausia skaitinė reikšmė ir tą atsakymą užrašome į atsakymą.